Nuo kitų metų sausio 1 Elektros gatvė taps mažos taršos zona. Patekimas į šią gatvę su automobiliu turinčiu vidaus degimo varikliu bus uždraustas arba apribotas. Centre esantis verslininkai šį sprendimą vertina nevienareikšmiškai. Paklausime, ką apie tai mano panevėžiečiai. Galbūt ir taip, galbūt ir pritarčiau. Kodėl? Gal švariau būtų, gal mašinų mažiau būtų. Kad ir dabar su tais parkingais sunkiai privažiuojama. Tai nežinau, jokios nuomonės neturiu. Aš 4 važiuoju į sodą, tai man tik tiek ir domina, aš nežinau, kaip čia bus. O kada jau bus, tada jau reiks. Kaip manot, kokią įtaką centre veikiantiems verslams turės šis sprendimas, ar ne? Ar nenumirs, sako, kad pats miestas, centras? Manau, kad numirti nenumirs, bet kažkiek įtakos tai turės. Nes visi mes kaip papratę privažiuoti prie padūrų. Nemanau, kad mūsų miestui reikia šito. Kodėl? Nežinau, manau, per mažas miestas. Nėra čia didelio eismo centre, tokio, kad reikėtų taip daryti. Verslui gal ir pakenktų. Šiaip, dviprasmiškai. Ką turite omeny? Iš vienos pusės gerai, kad būtų mažesnės taršos, vis tiek pats centras ir senvagė prie pat iš kitos pusės, tik dėl verslo pusės. Ar jums pačiai nepakenktų, nepasidarys diskomfortas, kad tas pravažiavimas nebebūtų pro patį centrą, arba bus įsiribojimas, kada jį galima pasiekti? Ne, aš galiu paeiti ir tolėliau. Ne, man ne. Žiūrint, kokiom valandom apribota. Jeigu darbo valandom, tai jokio, o jeigu po, tai gal kažkas pasijaustų. Pakenks, nes dirbu centre. Tai pakenks, nes bus sudėtinga. Šiaip pėstute einu į darbą, tai iš kitos pusės nesukeltų.